Nokia N9 Top Zone video apžvalga. Pirmiausia, akis krenta originalus telefono dizainas. Labai malonus, tvirtas ir kompaktiškas telefono korpusas. Verta paminėti, kad ekranas naudoja Nokia True Black technologiją, taigi jo net nereikia išjungti. Visada ištraukę telefoną matome laikrodį, taip pat naujus pranešimus. Pora bakstelimų galime atrakinti ekraną. Puikios spalvos, idealus kontrastas ir telefonas veikia mažiausiu ryškumu. Jį galime netgi padidinti. Tiesiog idealus variantas naudoti lauke, net ir didžiausioje saulės atokaitoje. Telefonas naudoja naujausią Mygo operacinę sistemą, kuri yra būtent pritaikyta naudoti touchscreen telefonuose. Galite pastebėti, kad aparatas neturi nei vieno mygtuko. Visas valdymas atliekamas touchscreen pagalba, pavyzdžiui, braukimu nuo telefono krašto. Nokia sako, kad toks valdymas yra žymiai paprastesnis ir patogesnis už įprastinį home mygtuką. Reikalingą veiksmą atlikti visą laiką galiu maksimum 2 prilietimais. Tai jeigu aš nesu netgi ne šitam langė, o šitam ar šitam, nesvarbu, jeigu aš su čia ir tarkim man reikia paskambinti konkrečiam žmogui, tai vienas swipas mano yra įėjimas į šitą, čia jau yra atidarytos tos visos mano aktualiausios aplikacijos ir antras yra, aš jau iš karto įeinu į tą konkrečią aplikaciją, kur turiu tą jau norimą reikiamą veiksmą atlikti galiu. Visa telefono operacinės ir programų koncepcija yra sukurta taip, kad būtų kuo paprastesnė ir lengviau naudojama. Žinoma, telefonas palaiko multitouch ir visas kitas naujausias galimybės. Kadangi telefonas turi puikų socialinių tinklų palaikymą, tai Nokia mano, kad to neatsiejama dalis yra ir fotokamera. Nokia pasistengė įdėti super greitą fotokamerą, kuri palaiko touch to focus ir yra ypatingai greita, kad nepraleistumėt nei vienos akimirkos. Taip pat palaiko HD filmavimą ir turi pakankamai nemažai rankinių nustatymų. Ir žinoma, turi galimybę padarytas nuotraukas iš karto įkelti į Facebook, Twitter ar kitas socialinių tinklų programas. Taigi jūs paleidžiate programą, brūkštelite ir galite pasirinkti kitą programą ir